Marijampolės mokyklos sulaukė geros naujienos. Jos aprūpinamos naujais kompiuteriais, baldais, šiuolaikinė mokymo įranga skirta mokytojų kabinetams bei bibliotekoms. Iš viso bus atnaujinta 14 miesto ir 5 rajono bendrojo lavinimo mokyklos. Geresnės sąlygos bendrajam lavinimui sudaromos pasitelkus 2007–2013 metų ES struktūrinių fondų lėšas. ES lėšomis pasinaudojo Marijampolės Sūduvos gimnazija, kurioje atnaujintos mokytojų darbo vietos, kabinetai praturtinti nauja mokymo įranga. Džiaugiamės, kad ES struktūrinių fondų lėšos padeda mūsų gimnazijai tapti modernė, šiuolaikiška ir patrauklė tiek mokiniams, tiek mokytojams. Mūsų gimnazija dalyvauja projekte bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas ir jau gauta 8 nešiojamieji kompiuteriai, 2 interaktyvios lentos, projektoriai, kitos priemonės, padėsinčios efektyviau naudoti gimnazijoje veikiančią elektroninio dienyno sistemą, bendradarbiaujant su tėveliais, supažindinant juos su mokinių mokymosi rezultatais, perteikiant svarbią informaciją. Kompiuteriai, projektoriai, interaktyvi lenta. Tai viena iš pagrindinių mūsų gimnazijos mokytojų darbo priemonių, padedančių ruoštis pamokoms, gerinančių mokytojo ir mokinio dialogą per pamoką, trumpinančio pamokoms pasirengimo laiką ir išplečianti mokytojų didaktinių metodų arsenalą. Šiuo metu interaktyvios lentos įrengtos istorijos, matematikos, technologijų, informacinių technologijų kabinetuose. Greitų laikų turėtume gauti dar 6 stacionarius kompiuterius bei baldus modernioms mokytojo darbo vietoms įrengti. Žinoma, mūsų gimnazijos bendruomenė teigiamai vertina šios pokyčius, leidžiančius aktyvinti ugdymo procesą, dirbti netradiciškai, išnaudojant modernias edukacinės aplinkas. Mokyklos atnaujinimą įvertino ir moksleiviai. Aišku, yra daug smagiau ateiti į mokyklą tokia, kokia jinai yra dabar. Ir mums labai patinka, kad jinai yra dabar daug gražesnė ir modernesnė. Yra atskiros grupės vaikų, kurie įsisavina medžiagą. Vieniem patinka išklausyti, kitiem labai gerai ir pamatyti. Tai kadangi mes suderiname dabar ir tai pamokos yra daug įdomesnės. Informaciją pasisavinti daug lengviau, kai mes matome ją. Ir pavyzdžiui, kaip darai skaidrės ar dar ką nors, tai būna daug paprasčiau, kai tu pats darai viską ir po to gali parodyti, negu tu tiesiog išmoksti ką nors. Mano nuomonė, tai yra daug geriau. Taip pat, kaip parlamento atstovai, galiu pasakyti, kad mes ruošdamiesi ataskaitom ir visiems kitiem dalykam, netgi susirinkimų metu naudoja multimediją, taip mums daug lengviau parodyti visą mūsų veiklą, tiek parlamentui, tiek visiems kitiem mokiniem. Ir mes to labai džiaugiamės. Šiuo metu visoje šalyje yra vykdomi 4 ES fondų finansuojami projektai. Projekte bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas dalyvauja net 454 šalies mokyklos, tai yra kone kas 3 šalies mokykla. Tuo pat metu vykdomas projektas skirtas 240 mokyklų bibliotekų modernizavimui. Mažiausiai kelios dešimtys mokyklų baldus ir įrangą jau gavo. Dar vieno projekto metu per 400 mokyklų technologijų, meninio ugdymo ir gamtos mokslų kabinetams bus nupirktos mokymo priemonės, kompiuteriai, instrumentai, staklės. ES paramos sulaukė ir suaugusiųjų švietimo institucijos. 19 tokių įstaigų bus renovuojamos patalpos. Iš viso Lietuvos bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų modernizavimui ir ugdymo sąlygų gerinimui iš sanglaudos skatinimo veiksmų programos lėšų bei valstybės biudžeto skirta daugiau nei 145 milijonai litų. Ši suma jau paskirstyta pagal Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamas priemones.